Benzodiazepinai – pagrindinė nerimui ir nemigai šalinti skirtų vaistų grupė. Atrodytų paprastučiai, bet ne viskas taip paprasta. Apie tai šiame įraše. Benzodiazepinų pavadinimai baigiasi skiemenėmis pamas. Lorazepamas, diazepamas, temazepamas ir taip toliau. Ar tai visiškai nekalti vaistukai? Žmonės vartoja juos kasdieniam stresui šalinti, kiti kas vakarą geria, kad galėtų užmigti ir sako, negaliu be jų, neužmigsiu. O kodėl? O todėl, kad yra pasireiškusi priklausomybė. Jokios naudos iš šitų vaistų, juos vartojant ilgiau kaip kelias savaites. Žmonės pasidaro priklausomi ir tada susikuria užburtas ratas, panašiai kaip su kitais priklausomybę sukeliančiais vaistais, panašiai kaip opioidais. Tik tiek, kad priklausomybė nuo benzodiazepinų yra lengvesnė. Vis dėlto nutraukti jų vartojimą yra labai ir labai sunku. Jau dabar pačioje paskaitos pradžioje sakau tvirtai, gydytojai, kurie skiria šios vaistus ilgalaikiam gydymui, yra analfabetai farmakologijoje. Jie yra pavojingi žmonių sveikatai. O dabar neišgalvota istorija, kurią man papasakojo vienas mano dėstytojas, kuriam likimas buvo lėmęs tapti pacientų ligoninėje. Palatos gydytojas, nedraugaujantis su farmakologija, nesidomintis vaistų poveikiui, nusprendė visiems savo pacientams skirti benzodiazepiną vakare, kad jie geriau miegotų. Na, slaugytojams naktį ramiau. Tikėtina, kad tai yra ilgametė praktika. Ne vieną tokį daktarą teko matyti, ne vieną tokį atvejį ligoninėje pastebėjau. Gydytojas pasveikęs grįžta namo ir pastebi, kad negali be benzodiazepinų užmigti. Priklausomybė. Tada jau ir šis gydytojas supranta, kokį blogą darbą jam padarė ligoninėje gydęs gydytojas, nes visi bandymai atsikratyti priklausomybės bevaisiai buvo. Ką daryti? Gydytojas puikiai žino, kad reikia dozę mažinti palaipsniui. Nepadeda. Išgelbėjo gydytoją nelaimingas atsitikimas. Kartą, bevaikštant žolyne, jį užpuolė palaidas šuo. Apkandžiojo. Iš to streso gydytojas vakare pamiršo benzodiazepinus. Kitą vakarą vėl. Ir taip po kelių dienų paaiškėjo, kad benzodiazepinų jam nebereikia. O jūs prisimenate istoriją apie žvirblį, kuris žiemą sušalęs nukrito ant žemės ir būtų matyt pražuvęs, bet šalia ėjo karvė ir jį apkakojo. Žvirblis atsigavo, pradėjo čirškėti, pro šalį ėjo katinas, išgriebė žvirblį iš šūdo ir suvalgė. Patarlė. Ne kiekvienas priešas, kas apkakoja, ir ne kiekvienas draugas, kas iš šūdo išgriebė. Raminamųjų ir migdomųjų vaistų suvartojimas Lietuvoje pastaraisiais metais mažėja ir tas yra gerai. DDD 1000 gyventojų reiškia, kiek gyventojų iš 1000 vartoja kasdien kažkurį iš tų vaistų. DDD apskaičiuojama žinant, kiek
veikliosios medžiagos suvartojama, parduodama per metus ir įvertinus gyventojų skaičių ir vidutinę paros dozę pagrindiniai indikacijai. Vis dėlto reikia pažymėti, kad nors skaičius ir mažėja, bet jis yra akivaizdžiai per didelis. Šiandien daugiau kaip 3% Lietuvos gyventojų vartoja šiuos vaistus. Daugumą suvartojimo sudaro benzodiazepinai. Ir tai tikrai nėra gerai, žinant, kad benzodiazepinų vartojimo leistina trukmė yra ribota, kelios savaitės viso labo. O dabar trumpai apie svarbiausių raminamųjų ir migdomųjų vaistų esminės ypatybės ir skirtumus tarp jų. Kaip jau minėjau, dažniausiai vartojami benzodiazepinai ir jų esminiai trūkumai yra tie, kad jie gali sutrikdyti intelektinę veiklą ir motoriką. Taip pat jie gali sukelti priklausomybę ir nutraukimas gali sukelti net priepuolius. Staiga nutraukus jų vartojimą, ypač trumpo veikimo, pavyzdžiui, triazolamo, gali pasireikšti taip vadinama rikošetinė nemiga. Toliau matome, kai kurie benzodiazepinai vartojami ilgalaikiam epilepsijos gydymui. Tarp benzodiazepinų yra tokių, kurie vartojami nemigai gydyti ir turi ilgą veikimo trukmę. Tai su šitais yra kita problema. Mieguistumas kitą dieną, skirtingai negu tų, kurie veikia trumpai, tai jų problema yra ta, kad gerai padeda užmigti, tačiau neapsaugo nuo ankstyvų prabudimų. Alprazolamas, skirtingai nuo kitų benzodiazepinų, turi specifinę indikaciją panikos sutrikimų gydymą. Na ir yra taip pat tokių, kaip pavyzdžiui lorazepamas, kuriam nebūdingas pirmos fazės metabolizmas, reiškia oksidacija, redukcija, tai fazė pavyzdžiui priklauso. Ir todėl mažiau būdinga sąveika, saugesni tokie vaistai yra žmonėms, kurie serga kepenų nepakankamumu. Kitų vaistų mes programoje neturime, tačiau palyginimui labai trumpai paminėsiu. Buspironas yra preparatas nerimui šalinti. Skirtingai negu benzodiazepinų, jo poveikis pasireiškia po kelių savaičių. Jis neatpalaiduoja raumenų, nešalina epilepsijos priepuolių, tačiau sukelia žymiai mažesnį priklausomybės pavojų, gali būti vartojamas dėl to gerokai ilgiau ir nesustiprina centrinio nervų sistemos slopinimo, kurį sukelia alkoholis arba kiti vaistai. Tai yra tokia gana didelė ypatybė, nes dauguma vaistų centrinę nervų sistemą slopinančių stiprina tokį vienas kito veikimą. Toliau turime dar kelis tokius naujesnės kartos migdomuosius, kaip zolpidemas, zaleplonas. Jie taip pat neturi prieštraukulinių raumenus atpalaiduojančių savybių. Jie turi žymiai mažesnį pavojų, sukelia nutraukimo sindromo, mažesnę rikošetinę nemigą ir taip pat jiems būdinga mažesnė tolerancija. Dar yra keli vaistai, pavyzdžiui, ramelteonas, tasimelteonas, kurie yra melatonino receptorių selektyvūs agonistai. Kaip žinome, melatoninas dalyvauja miego reguliacijoje. Ir juos taip pat galima vartoti ilgiau
ir piktnaudžiavimo pavojus su jais yra žymiai mažesnis. Barbituratai praktiškai iš medicinos išstumti, seniau jie buvo pagrindiniai migdomieji vaistai, tačiau labai sujaukia miego struktūrą, kelia didelį perdozavimo ir apsinuodimo pavojų ir taip pat jiems būdinga labai daug sąveikų ir jų nutraukimo sindromas yra sunkus, gerokai sunkesnis negu benzodiazepinų. Visos tos priežastys nulėmė, kad barbituratai dabar tai vartojami kai kurioms epilepsijos rūšims gydyti, na ir taip pat bendrai anestezijai, bet nevartojami nerimui šalinti ir nemigai gydyti. Benzodiazepinų poveikiai. Pagrindiniai poveikiai yra 5. Raminamojo poveikio iliustraciją matome dešinėje. Viršuje didelis išgąstis, apačioje pašalintas nerimas veikiant benzodiazepinams. Benzodiazepinai taip pat sukelia migdomąjį poveikį, jie greitina užmigimą, bet blogina jo kokybę, nors patį miegą ir prailgina. Jie trumpina greitojo akių judėjimo fazę, ilgina negreitojo akių judėjimo fazę ir taip pat trumpina lėtų bangų miego fazę. Trumpo veikimo benzodiazepinai, kurie pradeda veikti greitai, yra veiksmingi tais atvejais, kai sunku užmigti. Vidutinės ir ilgos veikimo trukmės preparatai yra skiriami pacientams, kuriuos vargina anksti prabudimai. Tai yra, kuriems sunku išlikti miego fazėje. Taip pat pažymėtina, kad rikošetinės nemigos pavojus nutraukus benzodiazepinus būna didesnis vartojus trumpo veikimo preparatus, o sedacija dieną, mieguistumą, dažniau sukelia ilgo veikimo preparatai. Ir dar reikia pažymėti, kad benzodiazepinų poveikiui yra būdinga tolerancija, tai yra vartojant ilgiau, tam pačiam poveikiui sukelti reikia vis didesnės dozės, tai tolerancija nerimą šalinančiam poveikiui yra gerokai silpnesnė negu migdomajam. Na ir kiti poveikiai yra antiepilepsinis, jau minėjau, kad kai kurie benzodiazepinai vartojami epilepsijai gydyti, taip pat jie mažina griaučių raumenų tonusą ir sukelia taip vadinamą anterogradinę amneziją, kurią paaiškinsiu kitoje skaidrėje. Benzodiazepinų vartojimas yra artimai susijęs su jų poveikiu. Jie vartojami nerimo sutrikimams gydyti, nutraukimo simptomams šalinti. Pavyzdžiui, generalizuotam nerimo sutrikimui, panikos sutrikimui, socialinio nerimo sutrikimui ir taip toliau. Taip pat jie tinkami gydyti nerimui susijusiam su depresija ar šizofrenija. Gydant nemigą, labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp slopinančio poveikio, kurio reikia prieš miegą, su liekamąja sedacija, kuri gali būti iš ryto ir trikdyti įprastinę veiklą. Trumpo veikimo preparatai vartojami premedikacijai prieš procedūras, kurios sukelia nerimą. Jie sukelia taip vadinamą sąmoningą sedaciją, reiškia pacientas gali vykdyti medicinos personalo nurodymus, išlieka sąmoningas, tačiau nejaučia nerimo. Ir dar vienas geras dalykas, kuris dažnai atsiranda, yra taip vadinama anterogradinė amnezija, kai žmogus
nebeprisimena įvykių, įvykusių po injekcijos, reiškia išvengia nemalonių prisiminimų. Kai kurie benzodiazepinai, kaip jau minėjau, yra vartojami epilepsijai gydyti, įskaitant epilepsinę būklę, tai vienas po kito besikartojantis traukuliai, tarp kurių žmogus neatgauna sąmonės, būklė pavojinga gyvybei, pavyzdžiui, diazepamas, lorazepamas. Ir kai kurie iš jų taip pat vartojami ilgalaikiam epilepsijos gydymui, tam tikrų rūšių epilepsijos kartu su kitais vaistais. Ir taip pat benzodiazepinai vartojami gydyti ligoms susijusiams su padidėjusiu griaučių raumenų tonusu ar spazmais. Pavyzdžiui, spazmams sergant degeneracinėmis centrinės sistemos ligomis, pavyzdžiui, išsėtinę sklerozę ar cerebriniu paralyžiumi. Paprasto epilepsijos priepuolio metu nėra prasmės vartoti vaistų, kadangi priepuolis trunka kelias minutes, o vaistai net ir suleisti į veną taip pat pradeda veikti po kelių minučių, reiškia, priepuolis pasibaigs nepriklausomai nuo to, ar leisime vaistų ar neleisime. Taip pat aišku, kad priepuolio metu yra sudėtinga vaistų suleisti. Vis dėlto epilepsinės būklės atveju situacija būna kita, kai priepuoliai kartojasi vienas po kito ir tarp jų žmogus neatgauna sąmonės, gydymas yra būtinas, nes ilgiau užsitęsę besikartojantis priepuoliai kelia pavojų gyvybiškai svarbioms funkcijoms. Veikimo mechanizmas. Skaidrėje matome bilipidinę membraną, štai čia, viršuje ląstelės išorė, teigiamas krūvis, apačioje vidus, neigiamas krūvis, ir štai čia su jonų kanalais susijęs receptorius, ligando valdomas jonų kanalas, su savo subvienytais, alfa, beta, gamma. Jonas yra chloridas ir A matome tuščias receptorius, agonistų nėra, receptorius neaktyvus ir susijęs chlorido kanalas uždarytas. Prisiminkime bendrąją farmakologiją, viena iš receptorių rūšių yra ligandų valdomi jonų kanalai. Natūralus šitų receptorių ligandas yra GABA, gamma amino butyric acid, gamma amino sviesto rūgštis lietuviškai. Toliau B jau matome fiziologinę situaciją. Prisijungusi gamma amino sviesto rūgštis nulemia kanalo atsidarimą, ląstelė hiperpoliarizuojasi, pasidaro sunkiau sužadinama, reiškia jos potencialas nutolo nuo slenkstinio. Ir toliau C matome, ką daro benzodiazepinai. Benzodiazepinai prisijungia kitoje to paties receptoriaus vietoje, štai mėlyna, ir palengvina gamma amino sviesto rūgšties prisijungimą prie savų receptorių. Reiškia, ląstelė pasidaro dar sunkiau depolarizuoti, nes padažnėja chlorido kanalų atsidarimas, daugiau chlorido jonų patenka. Tokiu būdu susilpnėja neuronų, sumažėja neuronų nusužadinimas ir jie silpniau reaguoja į dirgiklius. Vartojimo principai. Jie yra 3. Būtina aiški diagnozė, nerimui ar nemigai šalinti. Benzodiazepinai gali būti vartojami tik kai nerimas ar nemiga sukelia didelį diskomfortą, kai jie yra sunkus. Šitie vaistai jokių būdų netinka šalinti stresui susijusiam su kasdieniu gyvenimu.
ir dozė turi būti kuo mažesnė. Žinome, tolerancijos, priklausomybės pavojus. Atsižvelgiant į indikaciją, gydymas turi būti kiek įmanoma trumpesnis. Nemigai šalinti galbūt nedaugiau kaip 2-3 savaitės, kai kuriais duomenimis iki 4 savaičių, bet jokių būdų nedaugiau. Ir į šį laiką įeina ir nutraukimas. Nerimui šalinti vartojimas gali būti šiek tiek ilgesnis, iki mėnesio, kai kurių šaltinių duomenimis iki 2-3 mėnesių, bet vėlgi įskaitant nutraukimo fazę. Dar kartą norisi pažymėti, kad ilgesnis vartojimas neturi jokios prasmės, nes atsiranda tolerancija, vaistas nebeveikia, atvirkščiai atsiranda tik žala, kadangi nepageidaujamas poveikis vis tiek yra, plus vis didėja nutraukimo simptomų rizika. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos yra mieguistumas ir sutrikusi orientacija. Dėl sutrikusios orientacijos ir ataksijos, kuri pasireiškia nuo didelių dozių, sutrinka gebėjimas dirbti dėmesio reikalaujantį darbą. Ataksija yra tokia situacija, kai žmogus nebegali pilnai kontroliuoti savo motorikos. Suprantama, kad dėl to pasidaro nebeįmanoma tinkamai vairuoti automobilį. Taip pat gali sutrikti pažintinė veikla, tai yra sutrinka atmintis ir gebėjimas įgyti naujus įgūdžius. Taip pat šie vaistai gali sukelti priklausomybę ir nutraukimo simptomų. Jiems taip pat būdingos paradoksalios, tai yra atvirkštinės, negu išvardyti poveikiai, nepageidaujamos reakcijos, ypač senyviems žmonėms. Tai nereiškia, kad senyviems žmonėms jokių būdų negalima vartoti benzodiazepinų. Tai reiškia, kad jiems šios vaistus galima vartoti, bet žymiai atsargiau. Tarp benzodiazepinų nepageidavimų reakcijų reikia išskirti priklausomybę, kurios rizika didėja ilgėjant vartojimo trukmei ir vartojant didesnės dozes. Esant priklausomybei, staiga nutraukus preparato vartojimą pasireiškia nutraukimo simptomų, ypač jeigu benzodiazepino pusinis periodas yra trumpas. Jeigu pusinis periodas yra trumpas, organizmas nebespėja prisitaikyti prie naujos situacijos. Jeigu pusinis periodas yra ilgas, tai vaistas šalinamas lėčiau, jo poveikis mažėja silpniau, organizmas turi daugiau laiko prisitaikyti, čia šiek tiek panašu į palaipsnį dozės mažinimą. Nutraukimo simptomai yra atvirkšti negu benzodiazepinų farmakologinis poveikis ir tai yra sutrikusi orientacija, nerimas, sujaudinimas, nenustygimas vietoje, nemigas, įtampa ir retais atvejais net traukuliai. Benzodiazepinai turi plačią terapinę platumą. Didinant dozę, jų poveikis stiprėja palaipsniui ir iki tam tikros ribos. Toliau už tos ribos poveikio stiprėjimas būna dar lėtesnis. Palyginimui su barbituratais ir etanoliu galima pasakyti, kad pastarųjų medžiagų poveikis stiprėja neribotai ir jų saugių dozių platuma yra žymiai siauresnė. Poveikis tiesiai priklauso nuo dozės ir, pavyzdžiui, barbituratų dozę viršijus vos keletą kartų gali ištikti mirtis, skirtingai nuo benzodiazepinų, kur aprašyta atveju, kai net 1000 kartų viršyta dozė mirties nesukėlė. Štai santykio tarp mirtinos ir veiksmingos dozės palyginimas. Opioidinis analgetikas morfinas, antipsichozinis vaistas chlorpromazinas, barbituratas fenobarbitalis
ir benzodiazepinas diazepamas. Benzodiazepinų perdozavimas retai būna mirtinas, bet išskyrus atvejus, kai kartu vartojami kiti centrinę nervų sistemą slopinantis vaistai ar kitos medžiagos, pavyzdžiui, alkoholis, opioidai ar barbituratai. Štai Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų kontrolės administracijos įspėjimas dėl mirtino kvėpavimo slopinimo kartu vartojant olanzapiną ir benzodiazepiną. Šis įspėjimas pagrįstas 29 užfiksuotais mirties atvejais. 3 iš 29 buvo olanzapino monoterapija, 1 atvejis olanzapino ir benzodiazepino derinys ir 25 iš 29 olanzapinas, benzodiazepinas ir koks nors kitas vaistas. Olanzapinas yra atipinis antipsichozinis vaistas. FDA pažymi, kad tai nėra olanzapino ir benzodiazepino problema. Būtina atsargiai gydyti vaistų deriniais, ypač senyvus žmonės. Ir čia dar kartą norisi pažymėti centrinę nervų sistemą slopinančių vaistų derinius. Nors benzodiazepinai turi plačią terapinę platumą ir sunkus apsinuodijimas vien jais yra retas dalykas, tačiau turime antagonistą priešnuodį benzodiazepinams, tai yra flumazenilis, kuris yra gama aminosviesto rūgšties receptorių antagonistas. Kaip žinome, benzodiazepinai yra šių receptorių agonistai ir sąveika su šiais receptoriais būtent ir nulėmė benzodiazepinų poveikį. Dėl to flumazenilis, turėdamas didesnį afinitetą benzodiazepinų poveikį, greitai pašalina, jis leidžiamas į veną, kaip ir visi skubiai pagalbai skirti vaistai, greitai pradeda veikti, turi trumpą pusinį periodą. Kaip žinia, visų benzodiazepinų pusinis periodas yra gerokai ilgesnis. Todėl flumazenilio injekcijas gali tekti daug kartų kartoti, dažnokai kartoti, ypač tais atvejais, kai perdozuojami ilgo veikimo benzodiazepinai. Ir tai jau viskas. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu, kad prisiminsite, kas svarbiausia ir išvengsite tų klaidų, kurios deja dažnai pasitaiko gydytojams skiriant benzodiazepinus ir panašiai veikiančius vaistus.